Tai o, kelių valandų bėgi, lauksim proči. Būsėm jau netoli Kauno, čia yra Vilkija. Vilkijo gyvena humorista, Vilkijo seniau gyvendavo daug ciganų, o dabar, pasižiūrėkit, koks vaizdėlis. Ir aišku, turim gražuolį, kad pritaikyta tokim dalykam. Anos visiško negaila, gali tumpyti, daužyti, važiuoti, kaifauti ir taip toliau. Šiandienos tikslas nuplaukti nuo Velionos iki Kauno. Išsibandyti plaukimą tolimo distancijoje ir įvertinti kuro sąnaudas. Veito, paaišo ant saulės, su tokiu daiktu kuro sąnaudas valandą gaunas apie 40 litrų, o dėl ilgesnių kelionių girdėjau įvairių teorijų. Pasirodo, kad priklauso nuo oro sąlygų, vandens srovės, o šiandien išsiaiškinsim visko ant praktiko, o ne teorijų. Nu va, atvykom dabar bandysim pasikrauti daiktus, pasiruošti savo mini tripo, o įmes ką viskon susipakaus paskiau. Nu va, prisitvirtinau kanistrus sudiržas, atrodo viskas drūta, nejud, reik tikėtis, kad vis gerai bus. Vandens motociklis stovi 1,5 litrų, keturtaktis Rotax variklis su superchargeriu, garsas pasakiškas. Aparat stor 260 arklio galių, panašiai kaip mono 3 litris Mersas. Galit patys įsivaizduoti, kaip šis daiktas stor skriesti ant vandens su ženkliai mažesniu svoriu. Svarbu ir prisisekti savo laiką, reikia atsimink šitą. Jo, aš noriu, jei versijas bus kaip tau kažkada, nes atsimenu, kai tu apsivertė. Tai bus kaip man kažkada. Atsimenu. Grinai. Nu, žiūrėk dabar. Mane biškį išstumk, apsuk motociklą, išstumsi iš galo ir užšoksi. Nu, o dabar atsuk galą, pasislink į ten. Pasislink ten iš akmenys. Turėsi stumtelt ir užšokti, tik nežinau, kaip per tos kanistrus tau seksis užšokti. Biškį, žinai. Jo, nes pamesi. Užšokai. Nu, tipo. Žiūrėk. Ne per seniausiai išsilaikiau tarptautinis laivavedžiaus teisės, kad suteik man galimybę vairuoti neribotas galios pramoginį laivą iki 24 metrų. Motociklai ir priekabos dokumentą tvarkingi, dejuoki vandens milicija primonis negal prisikabinti. Lauko ant vandens mocų svarbiausias dalykas, kad turbina prie krontą nepagautų žvyrą. Toks malonumas gal smarkiai palengvinti pinigėnį. Šiuo momentu, ką plaukiau, vidutinis gylis Nemuno farvaterį siekia apie 1,30 m. Keista pagalvoti, kad tokia didelė upė, o daugkartės vidurių net nėra didelį giliaus. Gali tiep ir ant sekumas užplaukti biškėlį nuklydis, ar žolių pasigauti. Be kvailiuojant yra rizika ir apsiversti, bet tikėkimės, kad visas bus sėkminga. Nu, kraunam manatį. Vala, man atrodo, reikia biškį pasikoreguoti. Vat šitą reikia pasikelt. Turbina, tada priekis labiau kyla. Kurą nusprendžiau iš anksto neužsipilnėti, kad nebūtum papildom svoriaus. Žiūrėk, tau patiks. Aš atsimenu vien tik panėriau, ponia. Aik tu? Nu, bet jis tyčia panėriau su juo. Tyčia? Nu, tipo šitaip, sako, dabar žiūrėk, sako, laikykis, bet sako, neįsigas. Kažkaip įsivavom, pakilom ir taip. Dugna ir pakilom, sako, patiko. Taip lengvai gali apsiverti, žiūrėk. Planus yra su vandens motociklu nuplaukti Jurbarką iki Pajūriaus apie 126 km. Kadangi tas ruožas yra pasienį su Rusija, būtum rizikinga pasibaigus kurau atsidorti kito pusėje. Šiandien plaukdams išsiaiškins, kokiais man galimybės pasiekti Klaipėdos kraštą su 100 litrų baku. Dabar aštriai šausim. Plaukant blogom oro sąlygom paaiškėjo, kad nepatogu į biškėlį nesaugu plaukti ant eko režimo. Kadangi atleidus gazą, vandens mostas prarand valdomumą, geriausiai yra plaukti ant sportą ir turėti geresnį manevringumą. Jei nori pataupyti kurą, tiesiog greitėj lėčiau, palaika tolygų greitį. Jei plaukant į priekį, jei plaukant atgal, nors ir skirtingas režimas, sąnaudos gavos panašios. Vienas būčiau būtų drąsiau, žinai.
plaukimo reiktom pasirūpinti į rimtesnės akinės ar šalm. Pasirodo, kad ilgam keliui garsas ausis vargiant, museliuką trunkos į veidą, į pačiam būtum saugiau. Kadangi liemenis turėjau į balionkį šiokį tokį, tai visai nesušalau. Nu vo, atlėkiam su user, esam kažkur ties Vilkyje, visai smagia plaukas. Graiškuosiam. Nebijok, neplink, tiep to ar būti. Kokios bangos, eik. Oi, normaliai čia. Nu šo. Užvilk tą gaidį. Reziumuojant, kelionė buvo patogi, iškėl pramokau, ką plaukti per bangas ir lenkti kitus laivus. Paaiškėjo, kad kuro sąnaudas į vieną posį 5 km buvo maždaug apie 30 litrų. Tai kuomet plauksiu nuo Jurbarko iki Pajūriaus, teks pasirūpinti ir prisipėlyti iš anksto kanistrus. Tuomet su 100 litrų bakį ir 40 litrų kanistrus turėčiau drąsiai nuplaukti iki finišo. Būtum patogiau kitoks variantas, bet paprasčiausiai tame tarpe nėra jokios degalinės, o privežti galimybės ar užsipilti pakelės degalinė taip pat nėra. Biškį musiukų prigaudžiau. Ble, atrodo, kad aplink. Ble, aš irgi gerai ant rankų prigaudžiau.